geriau pasipriešinti varžovui? Manau, kad nebuvo. Aišku, galėjom dar šiek tiek sumažinti skirtumą, biškai per didelis skirtumas, bet objektyviai žiūrint mes negalėjom. Ir manau, priežastis tas, kad paprasčiausiai pritrūkom antroji dalyje rungtynių galingumo. Taip mums verčiamės be dviejų priekinės linijos žaidėjų, Urbanas serga, Jasilionis traumuotas, dar Morkeliūnas prasižengė labai anksti, surinko 4 pražangas ir kaip paseka 5 pražanga. Tai mes visur pralošėm tą galingumą. Lietuvos Rytas, aišku, po pralaimėto Eurolygos rungtynių norėjo atgaivinti žaidėjus treneris ir visą laiką spaudė. Buvo labai sunku. Mūsų mažiukai, aišku, aš norėjau daugiau, kad mums padėtų antri, treti numeriai, bet yra kaip yra. Kur buvo didžiausias problemos šiandien? Kaip minėjau, galingumą kovai po krepšiu, galingumą žaidimą 1-1 ir daugiau indėlio puolime iš antrų, trečių numerių. Ir Paulius Morkeliūnas antros rungtynės iš eilės 5 pražangas gauna trečią kėlinio pradžioje. Čia nuovargis ar kas jam nutiko? Nemanau, paprasčiausiai žaidiminės situacijos. Šiandien jisai turėjo kauti su fiziškai daug stipresniais varžovais ir jų buvo 3. Jeigu paimkim, su kuriais jis turėjo šaudyti, o jis vienas. Todėl, manau, sunku. Aišku, kai kurios pražangos puolime ten nepateisinamos, bet gynyboje jam labai buvo sunku. Rytas nieko nenustebino? Ne, mes žinom, kaip Rytas žaidė, matėm rungtynės. Manau, kad jų treneris yra reiklus ir jam neleido atsipalaiduoti. Ir jie žaidė savo žaidimą. Galbūt kelti žaidėjams kažkokius tikslus, jei nelaimėti. Tai... Aš buvau prieš rungtynes pasakęs, kad mes turim parodyti, ką mes iki šiandienos nuveikėm, pasižiūrėti, įvertinti save, plus atsakyti jų greitį, atsakyti mūsų greičiu, jų galingumą atsakyti galingumu. Tai šitos rungtynės ir parodė, kad pusę kėlinio, pusę rungtynių mes visai neblogai tą darėm, ypač pradžioj. Bet pristygom, kaip minėjau, to galingumo vadinamo ir paseka. Plus patirtis, žaidybinė patirtis irgi savo suvaidino. Ar toks triukšmas didelis aikštelė neišmušė iš vėžių? Tribūnas? Ne, turbūt. Viskas normaliai, mes pripratę pas mus. Utenoje irgi tas pats.